Kas yra Stagecoach? Stagecoach yra scenos meno miuziklo mokykla. Čia mes šokam, dainuojam ir vaidinam, ruošiamės visokiais pasirodymais ir dideliais, ir mažesniais. Ir būna ilgesni pasirodymai arba trumpesni. Ir taip tikrai labai smagu. O iš kur sužinojai apie Stagecoach? Aš, net nelabai atsimenu, nes aš buvau labai mažytė, kadangi čia nuo 4 iki 18 metų vaikams. Tai aš kaip tik nuo 4 metų pradėjau lankyti. Ir man atrodo, kad mano tėvai tiesiog būrelį man ieškojo ir tada atrado kažkaip Stagecoach, čia toks muziklas, tai galvojom, pabandysim. Ir man tikrai labai patiko ir aš iki šiol 8 metus lankau ir turiu daug visokių apdovanojimų. Su tokia dėžutė ateinu ir tikrai sukelia daug motyvacijos. Kodėl tau patinka Stagecoach? Man tiesiog labai patinka, nes labai daug sukelia džiaugsmo, tu sugauni daugiau drąsos ir gyvenime ir šiaip susirandi labai daug naujų ir gerų draugų, su kuriais tu šoki ir vaidini. Ir visokiais pasirodymais ir šiaip ruošiesi, tiesiog daug naujų dalykų išmoksti. O gali trumpai pasakyti, ko mokotės užsiėmimuose? Tai mes kaip ir mokomės, visą laiką pasirodymas, būna vienas muziklas, tai mes ėmėm visokios ištraukas iš vaidybos iš muziklo, prie jas pridedam šokių nuo dainų iš to muziklo ir dainuojam. Tai mes viską sujungiam kaip ir tikrą muziklą ir gaunasi labai gražus didelis pasirodymas. O koks tavo didžiausias pasirodymas, kur buvo? Aš manau, kad tai buvo Wiesbadene, tai buvo West Side Story. Kai lankiau dar Vokietijoje, kadangi čia tarptautinė muziklo mokykla, tai čia yra daug įvairiose šalyse, ne tik Lietuvoje, čia Lietuvoje dabar pirma atsiranda. Aš buvau daug pasirodymų, bet tai buvo, man atrodo, vienas iš geriausių ir tikrai labai smagu buvo.